Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Mieczysław Rinkus, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, były szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa i były też ambasador Litwy w Gruzji i w Hiszpanii. Dzień dobry, labas rytas jums. Labas rytas. Revoliucija, pučas, perversmas. Kaip jūs vertinat įvykius Ukrainoje? Aš vertinu kaip ir daugelis Lietuvoje, kaip revoliucijos tam tikrą procesą. Mes esam liudininkai tikros revoliucijos. Jo, taip. Jau antros bangos, kaip sakyčiau, ir matom tam tikrus jau rezultatus ir dabar visi tarsi esam tokie dalyviai įvairių sprendimų. Kas toliau bus su Ukraina, kaip jūs manot? Dabar viskas yra priešingos pusės, negu anksčiau buvo rankose. Ir ką tai reikš Ukrainai? Tai reikš, ar dabar tie, kurie dabar laimėjo ir kurie formuos dabar visą valdžią, ar jie suras tinkamus žmonės deryboms su rusiakalbe dalimi. Nuo to priklausys, ar bus skilimas valstybės ar ne? Nuo to ir priklausys. Dabar jie turi turėti stiprų tokį, sakykime, ratą žmonių, kurie yra išlaiko pusiausvyrą, yra geri derybininkai ir išradingi surasti būdus mažinti konfliktinės situacijas. Dabar yra esminis klausimas, kaip jie derėsis būtent su rusiakalbe bendruomenė. Kokia galėtų būti dabar Rusijos įtaka vėl Ukrainoje? Rusija, aš matau, yra vis dėlto priklausomai nuo informacinio tos lavinos, kuri yra priešinga negu pas mus. Jie rodo visai kitus, aišku, akcentus dėlioja ir taip toliau. Kaip jie akcentus dėlioja, įdomu? Jie dabar nori vis dėlto sukurti tą atmosferą, kad tai yra perversmas, tai yra radikalai, tai yra nacionalistai ir taip toliau. Tai jau aš mačiau, mes matom daug tokių laidų ir specialių laidų. Vieną aš atsimenu laidą žiūrėjau, tą vadinamo Solovjovo žurnalisto vedamas laidas ir žinomo rašytojo. Tai labai kryptingai, labai. Tai kitaip sakant, kad tai į valdžią Ukrainoje anot jų ateina būtent nacionalistinės pakraipos vadovai, radikalai, kurie yra ir homofobai, ir kitaip sakant, iš jų galima visko tikėtis. Tai jie aišku pasirėmė tai vienu, tai kitų pavyzdžių, o tokių netrūksta. Tai ir žinoma, dabar kas formuos visą ratą politikų, kurie jau stovės avangarde, tai būtent kaip jie sugebės derėtis ir surasti tą modus vivendi su kita pusė, kuri jau akivaizdžiai yra, kaip ir pareiškusi įvairias savo nuomonės. Bet Rusija yra, aš jaučiu, kad Rusija nėra suinteresuota skilimu. O kodėl? Nežinau, kad nepersimestų į jų pusę, nepersimestų į pačią Rusiją įvairios nuotaikos ir manau, kol yra nesuinteresuota. Ir, be to, kas gali būti pasaulis suinteresuotas, jeigu taip sakyti. Žinai, tai vis tiek skilimas tai reikštų jėgos naudojimą. Rusija, aišku, suinteresuota, kad visai Ukraina liktų Rusijos įtakoje. Žinoma, ten dalintis gabalais yra tokie dalykai nepraeina be pasiekmių. Tai bet kuris pilietinis karas yra baisus dalykas. Ispanijoje pilietinis karas prieš antrą pasaulinį karą, kurį, aš manau, jis buvo savotiškas placdarmas antram pasauliniam karui, poligonas savotiškas tapęs, nusinešė 1 milijoną gyvybių.
Bet Ukrainoje tas pilietinės grėsmė, pilietinio karo vis dar labai reali yra po tų visų permainų dabar. Galbūt vis dėlto aš pajutau, kad stengiamasi išvengti šitos ribos peržengimo, kad vis dėlto stengiasi, bet apeiti dabar, netgi nebevartoti tų savokų, vis mažiau eskaluoti tai. Manot, jiems pavyks? Nežinau. Čia jau mes nieko nebegalim. Yra visuomeniniai procesai, kurių mes kartais galvojam, kad viskas yra kontroliuojami. Nėra kontroliuojami. Ir kažkas vis tik kontroliuoti reikia didelių pastangų. Ir reikia didelio susikaupimo. Ir čia iš tikrųjų aš ir sakau, kaip dabar sutelks politikų grupę, kuri vis dėlto dirbs labai susikaupusiai ir suprasdama situacijos svarbą. Jeigu darys paviršutiniškai, visuomenė iš tikrųjų yra labai sunku kontroliuoti. O jūs matėte Julijos Tymošenkos kalbą Maidane? Mačiau. Užsilaisvinimo. Kaip jums ta kalba? Jinai gali būti vėl rimta lyderė? Man dvejopa įspūdį. Aišku, viskas yra paremta. Specialiai akcentai yra emociniai, labai išryškinti, labai per didelis yra keršto variantas. Bet iš kitos pusės jinai atsiprašė, kad jinai viena buvo iš tų oligarchų irgi padarė, pasakė, padarė klaidų. Taip, bet vis tiek bendra eina tokia raudona linija, keršto linija. Keršto. Aš jaučiu, tas nesunku pajusti. Ir jinai neparėmė, net būdama dar nelaisvėje, neparėmė tų susitarimų su Maidano su valdžia. Ji yra linkusi į kraštutinės priemonės. Manau, kad ir jos pozicija ne visiems bus priimtina. Ir tarptų, kurie tame Maidane buvo. Gerai, bet gegužės 25 dieną jau paskelbti, vyks prezidento rinkimai Ukrainoje. Kas gali būti rimtų kandidatų? Aš manau, kad nepriklausomai, kas čia reiškėsi ir savo kandidatūras kelia, ar tai būtų Tymošenko, ar Kličko, ar kiti, kol kas bus, manau, ieškoma tokio pusiausvyros varianto, tokio neutralesnio žmogaus, bet tikrai, kuris neįtų keršto keliu? Taip, ir nepaskendusio oligarcho, kaip sakant, tradicijoje. Tai ką mes matom Janukovičiaus aplinkoje ir gyvenimo būde. Jo. O ministras Linkevičius, mūsų ministras, užsienio reikalų ministras, mano, kad ES ir Ukrainos asociacijos sutartis turi būti pasirašyta artimiausiu metu. Gali būti, gali pasirašyti, jeigu tai ką nors kokius duos rezultatus. Šiaip mes labai lengvai kalbam apie tą ES, įstojimą į ES, patysgi turim savo patirtį, kokie yra paruošiamieji darbai. Reikia bent kažkokias reformas pradėti, tai kokia yra teisinė sistema, kokia apskritai visa norminė bazė yra, ką tai paims ir nueis į ES. Bet tas pasirašymą tų sutarties gal atvertų kelią šitoms reformams būtinėms? Galbūt, tada jau visai kitokio tipo žmonės reikia telkti, visą kitą, kaip ir Lietuvoje buvo, kiek buvo praktiškai kaip projektas, milžiniškas projektas, kuris pritraukia daugybę žmonių. Ir kur pradeda derinimo visi dalykai ir ypač, kaip sakau, visos teisinės bazės. Tai čia niekas ne iš tolo, ten niekas nepradėta, net galvota į tą pusę, ką visas šita didžiulė mašina ir įvažiuos į Europos Sąjungą. Tokios Ukrainos nereikia Europos Sąjungai. Tai žinoma, tai susprogdins iš vidaus ir ta Europos Sąjunga. Tai reikia, ir niekas to nedarys niekada. Tai suprantama, jau visi supranta. Tai vienas dalykas yra nedidelė valstybė, ten kelių milijonų. O visai kas kita yra šitokia valstybė. Būtų Janukovičius tada pasirašęs sutartį asociacijos Vilniuje? Nebūtų visų to įvykių, kaip manot? Aš manau, kad jis čia klaidą, aišku, darė, bet
reikėjo jam iš anksto sakyti, mes esam nepasiruošę pasirašyti, pas mus dar yra ginčiai ir mes net nebandom ir neduodam jokių pažadų ir nieko. O buvo toks žaidimas ir ten, kas čia duos daugiau pinigų ir praktiškai viskas apvirto aukštyn kojom. Gerai, keičiam temą, perinam prie Lietuvos reikalų. Jūs teigiate, kad Lietuvos visuomenėje bręsta skilimas idėjinių pagrindų. Tarp ko ir ko? Na, tai aš tą senai pastebiu, kad euroskeptiškos nuotaikos Lietuvoje pastoviai, jos auga, bręsta, didėja jų skaičius žmonių tokių. Nors anksčiau niekas to kaip ir stengiasi nepastebėti. Visa tai buvo nurašoma į politikos paraštę, kad tai yra šalutinis dalykas, tai marginalai, kažkokios tai grupelės, visa kita. Tas euroskepticizmas, kuris Lietuvoje pamažu suranda savo vietą ir stengiasi įsitvirtinti netgi politiškai, tai jis nėra susijęs su noru išstoti iš ES beje. Tai jis yra susijęs daugiau su įvairiais tokiais moralinio pobūdžio dalykais ir kas yra konservatyviam krašte, tokiam kaip Lietuva, yra visai natūralu. Ta reikia visada turėti omeny. Ir nereikia manyti, kad čia yra tik tai atsitiktinumai. Dar kol kas ta priešpriešos tokios nėra. Ji pamažu tik tai atsiranda. Bręsta? Pamažu bręsta. Ir ypač, sakykime, su to referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams, taip, nes turimas ne tik tai materialinis dalykas, ne tik tai komercinis dalykas. Aš suprantu, čia turimas kažkoks tai bendresnis, sakykime, dvasinis reiškinys, kuris lydi Lietuvą nuo senų senovės. Ir tai reikia turėti omeny, nes tie, kurie pasirašinėjo po tais lapais, aišku, ten tų motyvų buvo daug. Įvairių. Vieni dėl pačio referendumo, ar reikia kiek ten skaičiaus, kiti už tai, o kiti tiesiog iš kažkokios nuojautos. Kad keičiasi ta žmonių moralinė nuostata, kad jiems vis tiek pat. Ir kad maždaug prieš tokį posakį, kaip buvo kartais galima girdėti Lietuvoje, man nesvarbu, nors ir kiniečiams parduočiau, kad tik duotų pinigų. Tokia mažam kraštui tokios nuotaikos visiškai yra nepriimtinos daugeliu žmonių. Tai yra didelis kompleksas įvairių nuostatų, į kurias paprastai buvo nustota gilintis. Ir tai visą laikoma, tokių nereikšmingų, visiškai. Ir čia buvo klaida. Ir paskui nustebimas, iš kur 300 tūkstančių parašo. Tai ir dabar jau pradėjo su jais kalbėtis, bet ir tai dar kalbamasi, mano manimu, yra neteisingai kalbamasi. Dabar bandoma visaip surasti mechaninių, kažkokių tokių administracinių dalykų ir netgi tokių formalių, kaip nubraukti viską. Bet žmonių nenubrauks. Referendumas, aš manau, kad neįvyks. Paprasčiausiai, net jeigu jis bus paskelbtas, nenubalsuos. Vienu žodžiu, rezultato nebus čia neigiamo. Bet tuo požiūriu. Bet žmonės tai egzistuoja. Žmonių nuotaikos egzistuoja. Taip. Ir jie išlaiko tas nuotaikas. Tada jie perkels tą pačią savo nusistatymą, sakykime, į kandidatus dėl prezidento. Ir viskas. Jau 2 kandidatai dabar yra atvirai antieuropietiški. Bet jie neturi šansų. Nesvarbu. Svarbu, kad jie šansai, tai kas yra šansai? Tai jeigu neišeina į pirmas pozicijas, tai reiškia, kad nieko nėra. Tai vis tiek yra. Klaida yra nepastebėti tokių tendencijų. Būtent, vis tiek yra. Gerai, o lietuviai turi dabar problemų su savo tapatybė?
jie visada buvo tokia. Ir tai lydintis Lietuvą klausimas nuo, kaip sakant, valstybės susikūrimo. Bet dabar ta problema aštrėja, didesnė ar vis tik jau išnyksta po truputį? Kokios tendencijos buvo yra? Prieš metus, prieš 2, čiagi buvo didžiulė diskusija dėl lietuviškos tapatybės. Ir ją buvo įsivėlę daug labai intelektualų ir buvo labai gerų samprotavimų. Taip, egzistuoja dabar toj erdvėj, kurioje mes staiga atsidūrėm, kuri vadinamo grįžimų į Europą buvo pavadinta. Ir gal vieni sakė, kad čia grįžti, mes niekur išėję nebuvom. Bet vis tiek bendrai buvo suvokiama kaip grįžimas prie Europos vertybių ir taip toliau. Ir tų vertybių kontekste atsirado tam tikros lietuviškos, tos krikščioniškos ir nebekrikščioniškos ir visokios kitokios tos nuostatos, kurios taiga liktai kažkiek konfrontuoja su to, kas yra madoj dabar Europos valstybės ir taip toliau. Tai ir atsirado diskusija ir dėl kalbos, ir dėl papročių, dėl tradicijų, dėl šeimos, dėl vaikų auklėjimo, daugybė įvairių klausimų. Ir jie yra keliami, aš sakyčiau, didesniam kontekste negu Lietuva. Jie yra keliami ir Lenkijoje yra keliami. Yra visose katalikiškoje visoje erdvėje. Aš nemanau, kad tai yra visiškai skirtingai nuo to, netgi kas keliama Ispanijoje katalikiškam krašte ir kokios vyksta aštrios diskusijos. Aš esu matęs milijoninius protestus. Ispanijoje? Jo. Ir tai ne taip savo. Žmonės iš tikrųjų subarsto. Viešai svarsto, dirba, nežiūri pasyviai. Ačiū Jums labai už pokalbį, ačiū už atvykimą, geros savaitės Jums linkime. Нашим гостем был dzisiaj Mieczysław Rinkus, był ambasador Litwy w Gruzji, w Hiszpanii i były szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa.